Šiandieną norime jums pristatyti išskirtinį elektrinį dviratį Fido M1 Pro. Tai yra komfortui sukurtas elektrinis dviratis su itin švelniu ir jautriu torque minimo sensoriumi, kuris jaučia kiekvieną pedalų pasukimą, tad važiavimas bus itin malonus. Šis elektrinis dviratis yra skirtas tiems, kas ieško išskirtinio ir kompaktiško dizaino, komfortiško važiavimo ir pakankamai lengvo bei nedidelio, tačiau pravažaus elektrinio dviračio. Šiame video pamatysite visus šio dviračio privalumus, taip pat testinį bandomąjį važiavimą bei pirmuosius įspūdžius po jo. Tad nieko nelaukdami, pradėkime. Fido M1 Pro turi 500 W variklį ir pagal gamintojo deklaraciją pasiekia 25 km/h greitį. Tačiau nuėmus ribotuvą dviratis pasiekia apie 40 km/h greitį. Taip pat šiame dviratyje yra įmontuota torque sensoriaus technologija. Ji iškart atpažįsta pedalų sukimą, tad važiavimas ir startavimas su šiuo dviračiu bus itin malonus. Šis elektrinis dviratis turi 48 V 11,6 Ah bateriją, kurią galėsite lengvai išimti ir krauti patalpoje. Šios baterijos dėka galėsite įveikti iki 85 km atstumą. Pats dviratis yra pakankamai lengvas ir sveria 27 kg. Tai kaip elektriniam dviračiui su didelėmis padangomis yra pakankamai mažas svoris. Pašnekėkime apie šio elektrinio dviračio privalumus. Visų pirma, dizainas. Išskirtinis dizainas tikrai patrauks jūsų akį. Retro stiliaus žalios spalvos rėmas, kontrastingi auksiniai, mėlyni bei raudoni akcentai. Taip pat jis neužima daug vietos ir lengvai susilanksto, tad jį galėsite lengvai transportuoti automobilyje. Šis dviratis turi 2 stūmoklių hidraulinius stabdžius, tad stabdymas bus itin efektyvus ir švelnus palyginus su trosiniais diskiniais stabdžiais. Hidrauliniai stabdžiai suteikia prabangos jausmą, o 2 stūmoklių sistema leidžia stabdyti dar efektyviau negu standartinės hidraulinių stabdžių sistemos. Taip pat papildomo saugumo jausmo suteiks itin dideli, net 180 mm stabdžių diskai. Stabdymo efektyvumu Fido gamintojas tikrai pasirūpino. Pagrindinis šio dviračio akcentas – itin gera amortizacija ir puikus komfortas. Priekinis standus ir efektyvus reguliuojamas hidraulinis amortizatorius, galinis spyruoklinis amortizatorius bei dideli ir platus 20 colių ratai. Ši puikiai kombinacija suteiks itin malonų važiavimo jausmą. Jausitės lyg plaukdami asfaltu ar žvyrkeliu. Taip pat ilgoms kelionėms puikiai pasitarnaus didelė ir minkšta sėdynė. Dviratis turi 7 bėgių Shimano sistemą, nykštinį gazo akceleratorių, priekinį ir galinį purvasaugius, stilingą ir minimalistinį LCD ekranėlį. O dabar metas bandomajam važiavimui ir pirmiesiems įspūdžiams. Pagrindiniai 2 žodžiai apibūdinantys šį Fido M1 Pro elektrinį dviratį tai būtų manevringumas ir amortizacija. Kadangi pats dviratis yra kiek mažesnis savo rėmų negu jo artimiausi konkurentai ir su kai kuriais palyginant jo ir ratai yra mažesni, tačiau jis niekuo nenusileidžia jiems. Visų pirma, tai dėl manevringumo, kadangi jis pats yra truputį mažesnis, jį yra žymiai lengviau kontroliuoti, jisai labai aštrus, greitas ir tiesiog labai maloniai važiuoja ir labai lengvai atsako į kiekvieną vairuotojo judesį. Tas buvo labai malonu, nes žinojau, kad važiuodamas kur pasuksiu, ten važiuos ir dviratis ir jis tikrai visą laiką atsakė į mano norus. O kitas dalykas - amortizacija. Tikrai labai didelis ir galingas priekinis hidraulinis amortizatorius, kurį galima ir reguliuoti pagal save. Galima pilnai užrakinti, galima atrakinti, galima pasidaryti jį kietesnį, minkštesnį. Aš jį pasidariau tokį per vidurį ir jisai labai maloniai važiavo. Tikrai super surinko visas duobeles, net labai jautėsi, kada jisai dirba. Tikrai komfortas šio dviračio buvo labai malonus. Ir taip pat galinis amortizatorius tam puikiai pasitarnavo. Tai bendrai šio dviračio pirmieji įspūdžiai yra, kad jis yra labai manevringas, patogus, tikrai patogi sėdynė ir ypač komfortiškas dėl savo puikios amortizacijos. Dar svarbu paminėti, kad tas jo manevringumas prisideda todėl, kad jisai yra labai lengvas kaip tokiam dviračiui, tik tai 27 kg. Taip pat jo 2 stūmoklių hidrauliniai stabdžiai puikiai atliko darbą. Ir kas dar įdomu, kad šis dviratis turi 500 W nominalios galios variklį, kuris išvysto maksimalią 800 W pikinę galią, tačiau greičiu nieko nenusileidžia tiems savo konkurentams. Tai net ir su silpnesniu kiek varikliu, ne 750 W kaip eina daugumoje modelių, o su 500 W varikliu jisai vis tiek sugeba išvystyti ganėtinai
didelį greitį ir gali važiuoti kiek didesniu negu 45 km/h greičiu. Tad dviratis tikrai malonus ir nuoširdžiai nustebino. Tai buvo elektrinis dviratis Fido M1 Pro. Išskirtinis dizainas, maksimalus komfortas, maži gabaritai ir itin švelnus torque sensorius. Norinčius šį dviratį išbandyti gyvai, kviečiame užsukti į mūsų elektrinio transporto saloną Kalvarijų gatvė 269 Vilnius arba įsigyti tiesiogiai internetu www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.